Labas rytelis, antra naktis be miego. Nežinau, kas atsitiko, bet negaliu miegoti, prasivartau naktį visą, paskui paryčių porą valandų pamiegu. Nesuprantu, kas vyksta, ar čia man panikos kažkokie priepuoliai, ar įtampos per daug, ar help, padėkit, kaip man užmigti. Šiandien trečia diena, pajudėsim iš Stokholmo jau link Oslo, autobusiuką aptvarkiau, vandenuką biškis šiek tiek padalinau, nes turim visą laiką duodam amerikiečiam vandenuko. Turiu labai fainą gidą, jisai man vakar atnešė saldainių tą progą, kad, kaip sakant, jau mėgstu, davė. Važiuojam dirbti, bet aš nežinau, kaip man šiandien reikės dirbti, nes vakar jau jaučiausi kaip sudaužyta su švarvėjusiom akim. Šiandien dar blogiau. Šiandien dar mažiau miegojau. Nežinau, padėkit, gelbėkit, maldauju, ką jūs darot, jeigu neužmiegat. Ko įsilašint? Mūsų viešbutis va tenai. Sustojimas, įvažiavimas į aikštę neįmanomas, nes aikštė yra turgus, visokie sendaikčiai, ne tik sendaikčiai, gražus tucikas sėdi. Žodžiu, įvažiuoti prie viešbučio negalima, tai lieka tik vienintelis sustoti ant gatvės. Sustojimas ant gatvės atrodo taip, nes niekam neįdomu, kad tu atvažiuoji paimti žmonių su lagaminais, tas lagaminus turi krauti, niekam neįdomu, niekas nesitraukia ir niekas tavęs neleidžia. Bet pik negali, toks darbas, vis tiek fainas darbas. Va, atvažiuoja, kaip toj susikrausiu. Šitos biški tokios lievas bagažinės dėl to, kad labai dažnai trenkiu galvą kažkodėl va čia, bet dabar, kadangi stoviu labai žemai stoviu, daug lieka man vietos, tai gaunasi kraut gerai. Atvažiuoja mano lagaminai. Dadadadan. Atvažiavome Vazą muziejų. Vaza tai yra vikingų laivų ir visokių palikimų daiktų muziejus. Taip pat matom, kaip švedai myli čia senovės visokius gražius pastatėlius, bet negalima čia parkuotis. Anksčiau visą laiką čia būdavo visiems autobusam parkingas, dabar negalima parkuotis. Tai tik greitai pafilminu ir važiuojam ieškoti kažkur parkingo, kad praleis 1,5 valandos autobuse. Nes tokios taisyklės čia pasikeitė. Labai fainai, kad Švedijoje oras geras, nors ir apsiniaukęs dangus, bet šilta, su trumpom kaip priklauso. Pasižiūrėsim, kas pasitiks mus Norvegijai, koks oras. Bent jau, kad nelytų. Kai nelyja, gyven galima. O kai lyja, labai tada nesinori lysti lauką niekada. Sėdi rūra visą laiką šiltai. Va čia. Išėję mano amerikano. Važiuojam ieškoti, kur pasistatyti šitą gražuolę. Glazuolė. Valandos sustojimas Rebrų. Mieste, Švedijai, vis dar Švedijai. Mes šiandien pasiliksim Švedijai. Išaugo spogas. Pispogis. Po galais Leila pradėjo bręsti. Greitai, reiškia, jau bus susibrendus ir normali motera. Nebebus visų nesąmonių. Jaunatviško. Tai va, sustojom tokiam autentiškam miestelėje. Labai čia fainai, labai gražu. Iš, tarkim, senų laikų, ne? Ratai, tačkė. Mekekiukai, langeliai tokie, kad nepabėgtų jaunoji. Mažiukai, labas. Tai ką tu, priim nosį. Šalia upės, labai graži vieta. Nereali vieta, tai kažkas tokio, wow. Tikrai nereali. Pasistatėm nelegaliai autobusą, tikiuosi, kad neužkatulins baudos, nes nėra kur laikyti autobusų. Niekas nepritaikyta turizmui, bet vieta tai nuostabi. Autentiškas kaimelis, kuris buvo kažkada prieš, tarkim, 100 metų, kaip žmonės gyveno. Jeigu būdavai neputiovas kaimynas, tai gaudavai pamazgų kibirą iš kaiminko Zosės, šliurkšt praeinančius, aptaškydavo, pašventindavo.
Štai va tenai prieki miestelio matosi nelegaliai priparkuotas autobusas, už kurį gali būti, kad gausim tiketą. Vati. Nuostabus sekmadienis. Ne, Gagos? Gagusės. Kas tos sparniuką išnarino? Jėzau, mažiukai. Vargšė. Sparniukas išlaužtas. Traukinukas su ekskursija. Dieve, kaip čia gražu. Gėlė žydi. Saulė šviečia. Nuotaika gera. Trūksta tik tai šampano. Kaip dažniausiai atrodo turistinio autobuso vairuotojo pietus, ypač kaip prisiparkuoja, kur nelabai autobuso parkingas ir toli negali išeiti, turi būti autobuse, nes gali ateiti bet kada dėdė apibauduoti arba pasakyti važiuok iš čia, nors vietos tai pilna. Bet tu vis tiek, kadangi esi vairuotojas, atsakingas už autobusą, tai tu leidi laiką čia. Op. Ir valgai, ką turi. Jeigu nieko neturi, tai nieko nevalgai, bet dažniausiai kažką turi, tai ir graužia. Žinot, kokiu būdu bandau išgyti nuo filmavimosi, nuo video darimo, nuo laivų darimo ir iš vis nuo telefono. Pasiėmiau į kelionę knygą. Telefonas von, knyga čia. Ir dar turiu draugės pagamintą specialų skirtuką. Va, kaip gražiai padarė, netgi su vardu, bet gaila, kad jinai mano uždėjo tą tikrą vardą. Ne tą, kaip aš noriu, o tas, koks ant paso yra. Bet jis niekas koks tai grožis. Ir viskas. Tikiuosi, kad knygos išgelbės mane nuo priklausomybės telefonui. Dabar atsibaladojom į Nobelio tėvynę, kur jisai gyveno, ferma, tiksliau, namai, ferma. Jisai čia tas Nobelio, tas, kur premijas įkūrė. Gyveno, kūrė, viską darė ir va, visokių yra daiktelių įdomesnių, tokių kaip aš, kaip buvusi artileristė, tai žvengiu iki negalėjimo, dėl to, kad dar nebuvau mačius tokio artilerinio pabūklo, kad sėdėtų žmonės va čia 3 kėdės. Vienas reguliuoja, su rankena užtaisinėja, nuiminėja, kad atsukti vamzdį teisingą kryptim. Kitas, kaip suprantu, čia atsakingas už šaudimą. Trečias irgi tenai aukštis, plotis, greitis. Vienu žodžiu, va tai va, kad laukia sėdėtų. Dar ir neimkite plaučius, kojytės yra kur pasidėti. Nu, aфиgenas dalykas, ką, sakykit, ką norit. Aš kai šaudžiau artileriją iš pabūklo, tai mes niekur ten atsisės negalėjom. Mes tiesiog prie jo stovėjom. O čia netgi su ratais, va. Žiūri, geri aparatai, čia tai iš vis kažkoks man kosmosas, nesuprantu apie ką. Kažkoks minosvaidis. Tik kad labai vamzdžiai ploni. Oi, žinau, dabar prasidės komentarai. Taip, vamzdžiai ploni, nes aš kai šaudžiau buvo žymiai storesniai vamzdžiai. O čia lygiai taip pat irgi prašau. Atsisėsti, kad nepavargti. Nu... Dar prisipažinsiu, tokių nebuvo aparatų mačius, labai džiaugiuosi, kad atvažiavom šitą Nobelio namą, kuris jisai gyveno. Va, prašau, kokios kulipkės. Nu, ką tu, ir čia visi aparatai turbūt kas buvo sukurti ir visi su kėdėm, kažkokiem tinginiam. Tinginiai, o karas vyksta ir jie sėdi, tipo, žinai, nu ir kas, kad karas, bet davai pasėdėkim, Prašau, atvažiuokite ir jūs čia. Laukimo procese. Dar truputėlį pasėdėsiu, pasideginsiu pavėsyje ir jau važiuosim į viešbutį. 3 diena baigta. Kokia šiandien karšta diena. Va tai va. Bet po galais viskas jau, mano guzas auga ir auga. Kas bus? Ką kreistysim?
tikiuosi, kad neužauks toksai. Tai žodžiu, atsirioglinam į Karlstadą. Dabar man beliko susitvarkyti autobusą, kad būtų vėl paruoštas rytoj, vėl būtų gražu švaru. Išsiplauti priekinį stiklą, kad matyčiau rytoj, kur vairuoti. Ir turiu jau viešbučio kortelę, numerį. Eisim pasižiūrėti, kas mūsų laukia per viešbutis. Eisim pasižiūrėsim, ką duos man šiandien vakarienį valgyti. Ir, aišku, eisim pasivaikščioti dėl to, kad čia labai, žinokit, gražu, tam Karlstade palei upę. Yra ką veikti. Ir žodžiu, va taip ir taip, va, ir dirbam. Gerai, nutvarkytis, nes aš čia jeigu burbuliuosiu belia kiek laiko, tai niekas už mane nesutvarkys. Reikia greitai, nes jau užtenka dirbti šiandien. Jau ir taip, žinot, kiek valandų? 6. Va. Išsiemam kortelę. Nepaliekam niekada nakčiai kortelės, kad paskui atėję nerastam nei autobusą, nei korteliukės. Taip, Švedijai baigiam. Viską susispaudžiam. Atiduok. Dar reikės paspausti. O jau. Nu, come on. Duogi. Niam. Kit. O, reikėjo pasirodo pakuten. Ir viskas, mažuliai. Atvairavom šiaip ne taip. O mygdė iki debesų. Jau maniau, kad bus pipėts šiandien. Nedavažiuosiu, bet davažiavau. Karlstade kartu mėgam šiandien su Bondryda. Bet vairuotojas toksai piktas. 2 sykius kėliau ranką, norėjau pasisveikinti. Tai piktai pažiūrėjo. Jaučiu nemėgsta ant moterų. Labukas Bondryda, labas. Einam toliau į viešbutį. Šiaip norėjau va taip pasakyti, kad būna, kad vairuotojai leidžia savo. Kaip Ispanijoje, va, visa nuoga, einu valgyti. Vakarieniai, švediškas nacionalinis patiekalas meatballs su daug daržovių ir trinta sriuba. Skanus, man patinka. Nenustepkite, kad Švedijoje dažnai valgysite meatballs. Tai tiesiog yra mėsos kukuliukai, kaip pas mus kotletai, tik kad mažiukai, su padažu. O bulvės? Bulvės būtinai turi būti su skurele. Tokios bulvės ir taip reikia valgyti. Tipo tokia veislė ir labai skanu. Ir daug įvairių salotų. Burokėliai, agurkai, morkos, daug visko. Tai švediškas nacionalinis patiekalas. Ir svogūnai. Kad neįsiblaivyt pastovėje. Degtinėlės. O Dieve, per vakarienę suvalgiau 2 porciją maisto. Jaučiuosi įsipūtus kaip 9 mėnesį. Be reikalo gal valgiau. Norėčiau dabar atvalgyti atgal viską. Nes va taip ir paskui netelpa žandai į ekraną, kai pasidarai puculką. Bet kaip gražu, pasižiūrėkit, kaip prie upės. Kaip padaryta poilsio zona Karlstade. Su kokiam gražu. O Dieve, kaip man dabar tą maistą suvirškinti. Lemba, kam aš tik daug valgiau.